Kaip manai, ko šiandien pritrūko vis tik tai, pasipriešinot labiau nei Atėnuose, bet vis dėlto pritrūko? Man atrodo, kad pritrūko tikrai gal biškį šviežumo ant galo, nes pavargo žaidėjai, biškį, man atrodo, reikėjo daugiau panaudoti su žaidėjais. Man tai atrodo. Nes tikrai trūko gal šviežumo ant galo, nes Voronas tai tikrai ilgai žaidė. Pavargo. Negaliu pasakyti, šiaip neblogai žaidėm, bet aš manau, kad šviežumo tikrai pritrūko ant galo. Jau tampa tokia tradicija, kad lietuviai žaidžiantis užsienio komandose ypatingai gerai sužaidžia Žaliai. Jasikevičius šį kartą irgi, kaip sako, kaip jo žaidimą vertini vis dėlto? Turbūt daugiau stengiasi Lietuvoje. Aišku, lietuviai nori parodyti, kad nebereikalai išvažiavo į užsienį ir tokia gera komanda. Šiaip, ką aš manau, savo sienos vis tiek, matyti orosas lietuviškas jiems padeda. Pralaimėt jau, kaip sakant, tikrai nemaloniai tą pralaimėjimų seriją, rekordas savotiškas, vis tik tai ar sureikšminat šitą dalyką, ar vis dėlto psichologiškai jis neslėgs, bandysite vis tik toliau atsitiest kažkaip ir pakovoti dėl to dar likusio šanso teorinio? Tai mes turim savo komandas, kurios galima plošti. Aišku, namuose galime plošti ir Panathinaikose, bet kažko tai trūksta. O šiaip tai su nuliu negalim niekaip išeiti iš Eurolygos. Aš manau tai. O kaip čia taip yra, kad patys išleisti aikštelę reikia kaip fanai? Nežinau, fanai man, treneriai. Nežinau. Gal kažkas trenerių gal? Gal kažko Ne, viskas normaliai, šnekėjau visai normaliai. Lorinas geriau atrodo, jis žaidžia daugiau. Išvažiuoju su tokia jausmu, kad lyg tai pralaimėjome, nes Žaliai, tikrai, žinokit, šaunuoliai blemba. Tie Žalgirio fanai tikrai turi tikrai ir klubas, ir miestas tikrai didžiuotis tokiais dalykais, nes atrodo, kad jie šiandien laimė Eurolygą. Ir supranta, taip tikrai įspūdingai buvo žiūrėti, kaip Milaknis tą tritaškį įmetė ir sukilo visi fanai, atrodo, kad jie laimėjo rungtynę, sakykime, nebūtinai, kad čia ar mes, ar kažkas kiti, bet vis tiek komanda tokiu sunkiu metu ir taip gražiai palaiko žmonės, tikrai didžiausi komplimentai Žalgirio fanams ir tai yra pavyzdys bet kuriem fanam. Patikėkite, Graikijoje į mūsų eitų viskas, kas po ranka būtų. Jeigu būtų kažkas panašaus į tokį rezultatą ir taip toliau, tikrai šaunuoliai lietuviai. Turit suprasti, jeigu kas kuris iš jūsų krepšinį supranta, tai esu 2 prieš 2 žaidėjas ir Žalgiris visą laiką turėdavo ar tai Sabonį, ar tai Žukauską, dabar Vucą po 2-15, kurie ten po krepšių stovi ir laukia kažko. Tai, o jeigu mes žaidžiam 2 prieš 2, tai tada man tikrai bus galimybių išsimest tų metimų ir gana patogių situacijų ir taip toliau. Ir, kaip sakyt, ir labai daug kas priklauso, ar pataikysi ar ne, o tai nemanau, kad yra labai geras krepšinio dalykas, jeigu varžovas daeina iki tokios stadijos, kad tik tai ar pataikys ar nepataikys. Tai visą laiką su Žalgiriu, sakau, tie buvo tokie didesni žmonės, kurie nelabai eina dvigubinti žaidimo 2 prieš 2 ir mes nieko nedarėm šiandien, tik tai žaidėm 2 prieš 2 ir nieko daugiau ir daryti nereikia.